Sveiki, taip atrodo kompozicijų kūrimas. Pradžiai surinki medžiagas, jas neši, aišku, turi žinoti, kur jos auga, kaip su jom elgtis, jų charakteristika, nes kiekvienas augalas yra kitoks. Pavyzdžiui, čia yra pelėvirkščio stiebai. Pelėvirkštis yra invazinis augalas ir norint, kad jis gražiai atrodytų, jį reikia pjaustyti su elektriniu pjūklu kampiniu, nes kitaip jis susitraiško ir negražiai susipjausto. Tai reikėjo pirmiausia nuskinti, nurinkti lapus, atkirpti reikiamą dalį, viską sukrauti į automobilį, parvežti, tada vėl supjaustyti reikiamais dydžiais ir jau tada galima buvo komponuoti ir kišti į kempinę. Visą tai užima nemažai laiko, jėgų, nes galvoji, kaip čia padaryti, kaip geriau, ar užteks medžiagų, ar neužteks, ar nereiks vėl važiuoti, kaip viskas atrodys, nes kiekvieną kartą kūryba yra tuom ir įdomi, kad nežinai ir sunku numatyti galutinį rezultatą. O pats procesas kartais būna gan ilgas ir reikalaujantis nemažai jėgų ir laiko. Šitos vamzdelius pelėvirkščio rinkau su pagalba. Taip atrodo pradėtos kompozicijos. Pirmiausiai parinkti tinkami indai, po to jau supjaustyti vamzdeliai, kaišyti kempinę. Matot, kempinė yra suskaidyta dar į viršui su plėvele suraišta tam, kad tvirčiau laikytųsi. Čia užpildyta, kad kempinė nesimatytų ąžuolo lapais, kaip tik pavyko rasti gražių, žemai beaugančių, nepaliestų miltligės, nes labai daug miltligės. Po to jau pildyta šilokų, kuris turi savo masę ir gražu. Kitos kompozicijos yra su klevo lapais ir rožėmis, kurios prasiskleidė visam grožyje. Ir su klevo lapais dėrėjo, nors atvežė ne tokios spalvos klevo lapus. Na, va, čia taip atrodo jau pastatytos kompozicijos į savo vietas. Čia mažesnė kompozicija, o šitos mažos kompozicijos yra skirtos ant stalų, kad pagyvinti turėtų žaismingumo, atrodytų skaniau viskas ir gražiau.